visi, Rolandas Kriščiūnas. Tikriausiai per porą mėnesių bent jau visi girdėjo tą naujieną, kad atskrenda kažkoks tai laivas, kažkoks kosminis laivas, objektas, bet ten pagal viską, kad ten visgi yra dirbtinis objektas ir kad, vienu žodžiu, kad atskrenda ateiviai. Dabar, aišku, čia po biškį labai gražiai veda ir daves iki to, kad kaip pagal juos lapkričio pabaigoje ar lapkritį kažkur lapkričiai pabaigą turi jau pasiekti Žemę. Kaip aš tą matau dalyką? Ta, aišku, visą galima įvynioti. Realiai galimas variantas, kad toks dalykas bus, bet mano manimu, čia bus didžiausia afera per visą žmonijos istoriją. Kaip tą matau? Pirmas dalykas. Įsivaizduokit, tebūnie atskrenda lėtai ir visą kitą ir taip toliau ir panašiai. Dabar, ar jūs važiuotumėt, sakykime, su savo mašina kažkur tai už ten tūkstančių kilometrų, jeigu jums iš to visiškai nebūtų jokios naudos, ne tik, kad ten pailsėt, bet iš viso kažkur tai skristi, nors ir į Mėnulį, įsivaizduokit. Skrendat, nuskrendant ir ką, dulkių pasižiūrit, pagal, kaip tos paveiksliukus paišo, apsisukat ir atgal važiuojat, tai yra kvaila. Be naudos nei vienas, tikrai nei Žemėje, nei kitur, manau, tikrai nekels kojas iš namų. Taigi, ypač tokiu dideliu mastu. Taigi, kaip aš tą matau? Aš tą iš tikrųjų matau kaip eilinį falšą. Tie dalykai, manau, yra čia tiesiog iš gretutinių žemių, kur žmonių neleidžia. Ir tai, manau, visgi kažkas bus susijęs su gretutiniam žemėm, kažkoks planas, kažkoks projektas, kurį galų gale nusprendė ar įgyvendinti, ar įvykdyti, ar pagal susitarimą padaryti. Vienu žodžiu, bus kažkas bus. Bet manau, kad visa tai bus žmonių, aišku, su visom slaptom savo bazėm, organizacijom ir visa kita, manau, čia jau yra atidirbti dalykai, taip pat kaip Blue Beam projektas. Jeigu nežinot, kas tai yra, pasinaršykit, labai įdomi tema, Žakas Fresko apie tai irgi pasakoja, tikrai labai nustebino. Ir manau, kad bus didžiulis spektaklis. Vienas kaip sakant, vienas yra rodiklis, paskutinis susitikimas Trumpo ir Putino Aliaskoje. Gerai, dabar pasakykit, kodėl tenais. Kitas dalykas, kas gali atsekti, ar jie tikrai buvo Aliaskoje, ar tikrai kažkokiam, nežinau, ledo jurtai sėdėjo ir viskas į daugiau nieko nebuvo. Čia yra, manau, mažiausia, čia yra gražiai pateikiama, bet iš vis niekas nieko kontroliuoti negali. Taigi, kodėl, paaiškinkite, tas rusų didžiausias šventasis Kirilas, ko jis, atsimenu, neatsimenu tiksliai prieš kiek, bet ten bene 7 kokie metai, aš nebeatsimenu tiksliai kada. Kodėl jis skrido į ledynus? Kaip ir kitus klausiau, labai teisingai sako, ką ten pingvinų pašventinti, jiems gal paskaitas kažkokias biblinės pravesti, nes ten daugiau nieko nėra, ledas ir pingvinai. Tai va, ir galų galia viskas susiveda į tą, kad bus kažkoks planas daromas, kad jau, kaip sakant, viskas yra, tiesiog bus. Kas bus? Paprasti žmonės, ką masto, ką matys, gal net girdės vaizdus, kažką. Tikrai, manau, čia bus tokio aukšto lygio, kad mes iš viso dar nebūsim matę ir mąstę apie tokio lygio aferas. Kaip čia, nežinau, proto pasukimus. O paprastas žmogus, ko jie laukia? Jie laukia, kad kažkas ateis ir baigsis karas, badas, maras, ir kad visi atsakys už savo darbus, ir kad nebereikės politikų, ir kad baigsis visos korupcijos,
ir kad tiesiog Dievas nusileis ant žemės ir išspręs visas jų bėdas. Tai yra tiesiog, utopinė svajonė. Dėl ko? Dėl to, kad kiekvienas žino, nori, ką mes turim dabar, tai yra mūsų praeities vaisius ir mūsų ateities siekis. Ką mes sukūrėm, tą turim. Nori kitokios ateities, tai reikia keisti šiandien. Jeigu, esu nesikį sakęs, jeigu mes sėdėsime, kaip sakant, į pelkę įkritai ir žliumpi kaip vaikas, tai tau neateis ir joks angelas už ausų tavęs neištems ir netems. Dėl to, kad nukritai, tu turi keltis. Kada žmogus pradės teisingus žingsnius žengti, jam visi keliai atsivers, jam viskas bus gerai. Bet kol jis savo norų eina į pelkę, į liūnus, skęsta ir vis tiek jas neatsisuka, o eina, nes ten pažadėta, kad pažadėtoji žemė ir visa kita, tik nieko gero nesigaus. Tai va, šiam kartui tiek. Norite kažko plačiau, prašom, rašykit, bendraukime, kvieskitės, pabendrausim kartu. Taigi, iki.